Gydytojau, pakalbėkim. Labą dieną, aš tik paklausti. Ar sunkus jūsų darbas? Psichologiškai darbas, kai yra rezultatas, tai labai lengvas. Kai nėra rezultato, aišku, labai sunku būna, bet toks darbas, tai dažnai trunka mūsų kelionė ir ne tik mėnesius, bet ir metus. Bet, reikia motyvuoti, kad dar kartą, ar ne? Eikime tą patį Labai, kelią. tai yra, kartais, aišku, ateina poros pasiryžusios viskam, bet kiekvienas nusivylimas, aišku, jisai, ta motyvacija labai smūgdo. Ir kad tas nuleistas rankas kartais, jūs turite pakelti, ar ne? Nušluostyti ašarotas akis, paguosti, pasakyti, kad tikrai bus, tikrai viskas bus gerai, tai yra, nėra lengva. Bet gerai, bet nėra lengva, bet paskui pamatyti po kelių bandymų, ar ne, pamatyti šypseną. Po pirmo, tai čia yra. Tai taip absoliučiai atperka, tai vien dėl to verta šitą darbą dirbti. Ir nieko nėra, aš nežinau, ar laimingesnė diena būna porai, ar mums, kai mes žinom, kad yra teigiamas rezultatas, ką mes pirmą žinom, ne? Ir paskui dar laimingesnė diena, kai mes žinom, kad su vaikeliu pora saugiai grįžo namo. Tai jūsų darbas yra gyvybiškai svarbus. Labai kaip šiai pasakėte. Tikrai. Gyvybiškai svarbus. Gyvybiškai svarbus. Tai ačiū. Ačiū labai.